Sveiki visi, prisijungę prie ryto rutinos. Šiandieną jums parodysiu, ką jūs turite daryti kiekvieną mielą rytą, tik atsikėlus iš lovos. Daryti visą savo gyvenimą ir galvoti apie taip, kaip jūs galvojate apie savo dantų valymą. Juk kiekvieną rytą jūs ir vakare valot savo dantis. Tai lygiai čia tas pats, rūpiname savo sąnariais. Aš pademonstruosiu kiekvieną pratimą kiekvienam sąnariui. Po vieną kartą, o jūs, kiek jūs turit laiko, galite po 2, po 3, po 5 kartus daryti ant vieno sąnario pakartojimus. Tai pradėsim nuo kaklo ir įsiklausykite detaliai, ką aš noriu pasakyti ir ką svarbu reikia žinoti prieš darant kiekvieną apsukimą. Tai pirmiausia, jeigu apsukant kažkokį sąnarį jums kažkur suduria suskausta, stenkitės sukti sąnarį mažesnę amplitudę, kad apeit tą patį skausmą. Toj pademonstruosiu. Pavyzdžiui, kaklas, ne? Pradėsiu su kaklą, man čia sudarė, ok? Tai aš vedu kaklą trumpiau nei tą vietą, kur man suskausta, ne? Ir nuo tos pusės pradedu apsukti kitą pusę. Bet jeigu viskas gerai, tai pradėsim nuo kaklo ir smakras eina į apačią. Kojomis skėčiu grindis, įtempiu sėdmenis, įtempiu pilvą ir pradedu braukti smakrą link peties. Kai nebeišeina išsukti kaklo, įsivaizduokit, kad norit atsilošti ant peties ir tada suku į kitą pusę. Grįžtu atgal ir su smakru į pradinę padėtį. Ir į kitą pusę. Braukiu link peties. Nuo peties atsilošiu ir braukiu. Čia turėtumėt pajausti gan malonų tempimą. Atsilošiu atgal ir su smakru grįžtu į pradinę padėtį. Tai va, šitokius sukimus darysim kiekvienam sąnariui. Tai čia buvo kaklui. 2-3 pakartojimai ryte, atsikėlus, valantis dantis. Perfekt. Toliau, eisim į pečius. Lygiai tas pats. Šiek tiek suričiu pilvą, įtempiu sėdmenis, pilvą, pėdomis skėčiu grindis, apie 30-40% viską, ką turit. Visą jėgą panaudojam tempimui. Toliau, pilnai išsuku ranką, tiek bicepsas, tiek dilbis, tiek delnas yra tiesiai. Išsuku kiek išleidžia išorę ir suku ranką ties viduriu, keliu ją link ausies. Nuo ausies pradedu kontroliuojamai sukti, suku kuo didesnę amplitudę. Prie kišenės delnas žiūri į išorę. Tada grįžtam atgal, bet grįžtam taip. Pirmiausia, lenkiam ranką nuo savęs ir kai jau, įsivaizduojam, užtrauktas rankinis, nebeišeina, pradedam sukti atgal. Grįžtam ties viduriu. 2-3 pakartojimai su viena pusė, lygiai tas pats ir su kita ranka. Pilnai išsuku ją, ties viduriu keliu, bandau išlaikyti delną kiek įmanoma ilgiau. Ausis ranka, pradedu sukti už savęs. Delnas žiūri prie kišenės į išorę, atgal nuo savęs, pradedu sukti. Laikau tą pačią kontrolę ir užbaigiu. Gerai, toliau šiek tiek stuburo rotacija, bet jeigu yra kažkokios traumos stuburo ar yra išvaržos, parodysiu, ką daryti vietoj šitą. Šitą praleiskit pratimą. Bet jeigu su stuburo sveikas ir viskas gerai, šiek tiek save apsikabinu, vėl tą patį įtampą, stanginu sėdmenis. Pėdomis skėčiu grindis, šiek tiek pasilenkiu į priekį, sukuosi ant to šono, bet sukuosi taip, kad klubas išliktų nepajudintas. Pasisuku ir ant to šono virsu. Nuo to šono pradedu suktis į kitą pusę, kontroliuojamai, gražiai ir grįžtu vidurį. Čia bus vienas. Ir pakartosiu tą patį kitą pusę.
2-3 pakartojimai ir einam prie kito pratimo. Dabar eisim prie alkūnių. Suspaudžiam alkūnės prie šonų, kiek įmanoma, pilnai ištiesiam rankas. Dabar sukūrim tą pačią įtampą, kurią minėjau pradžioj. Ir pradedam priešintis, bet keliam į save. Delnai žiūri irgi į mumis. Keliam pilnai. Kai tik nebeišeina labiau sulenkt, apsukam delnus ir priešinamės leidžiam į apačią. Apačioj vėl. Priešinamės ir keliam į save. Padarė 2-3 kartus. Pradėkime iš kitos pusės, kai delnai žiūri į apačią. Pilnai pakeliu. Apsuku, delnai tada žiūri į mane. Ir pilnai nuleidžiu. Ir vėl 2-3 apsukimai. Ir einam prie kito sąnario. Riešai. Sulenkiam alkūnės 90 laipsnių. Tada visi pirštai žiūri vienas į kitą. Ir lenkiam į apačią. Pilnai bandom ištiesti. Stengiamės nesulenkti delno. Laikyti pirštus tiesiai. Kaip ir minėjau, jeigu kažkoks sugėlimas, sumažinam apsukimo kampą. 2-3 kartai į vieną pusę. 2-3 kartai į kitą pusę. Kontroliuojamai. Gerai, draugai. Toliau. Mentis. Įsivaizduokit, kad ant jūsų menčių yra kompasas. Į viršų šiaurė, vakarai, pietus, rytai. Tai įsivaizduokit, kad rankomis prisiklijavot prie kišenių, rankos tiesios ir viską keliam į viršų. Bet nuo kišenės nepabėga delnai. Metam pečius į priekį, palei priekį, leidžiam į apačią, nuo apačios atgal, pilnai įtempiam ir keliam į viršų. Vėl į priekį, atgal, į viršų ir į kitą pusę. 2-3 kartai. Į priekį, į viršų, atgal už savęs ir pilnai nuleidžiam. Kaip ir minėjau, kas negali sukti su stuburu, galim daryti vadinamus cat cow, jeigu tai galim pavadinti. Ir dabar nuo 4-90 laipsnių kampų kojos, rankos pečių plotyje, petys, alkūnė, riešas vienoje linijoje. Iš tos padėties pilnai išsiriečiu ir įsivaizduokit, nuo nugaros apačios kažkas tarp kiekvienų slankstelių, kažkas žingsniuotų, ne? Ir pradėsim nuo nugaros apačios, pradedam lenktis. Nuo nugaros apačios pradedam lenktis. Tai neskubant. Ir pilnai išsiriečiam į viršų. Ir lygiai tas pats grįžtam atgal nuo apačios, bet tai neskubant pradedam tiesti į viršų. 2-3 pakartojimai ir einam prie kito pratimo. Klubai. Čia yra lazda, bet galite įsikibti į durų staktą, į duris ar išluotą. Ir tai ją paimu, stenginu, vėl sukūriu įtampą, stoviu X formai ir keliu koją kiek įmanoma aukščiau. Čia nieks nejuda, pakeliu maksimalų aukštį ir pradedu sukti į kitą pusę. Bet suku tol, kol galiu išlaikyti klubus neutraliai. Jeigu jaučiat, kad jau pasisukot viskas, nebeikit giliau. Svarbiausia išlaikyti šitą amplitudę. Tada įsivaizduokit, kad nori kažką perlipti. Perlipam ir kelias susitinka su keliu. Šiek tiek spiriam atgal ir bandom perlipti atgal. Ir stengiamės išlaikyti kuo aukščiau koją. Grįžtam lygiai taip pat, kaip pradėjom. Ir nuleidžiam. 2-3 kartai su viena koja, 2-3 kartai su kita koja. Keliu su keliu ir bandau perlipti įsivaizduojamą barjerą tuo pačiu keliu. Gerai. Einam prie kelių.
Šiek tiek kelį pastatykit į priekį, sulenkit pilnai kojas ir dabar pamatykit viską, ką įsivaizduokit, kad nuo kelio iki pirštų viską norit įsukti į vidinę dalį, bet sulenkus. Ir iš tos padėties bandom pilnai ištiesus viskas bandom susukti į išorę ir lenkiam atgal pilnai. Ir tokius 2-3 kartus. Ir pakeičiam kitą pusę. Pradedam į vidinę dalį atsukus, viską sukam į išorę. Pilnai sulenkiu, pilnai ištiesiu. Ir vėl 2-3 kartai ir einam prie kito sąnario. Čiurnos. Pilnai ištiesiu kojas, pirštai save ir į vidinę pusę pradedam sukti. Ir kuo didesnį apskritimą. Į vieną pusę ir į kitą pusę. Pakeičiam koją. Vėl ištiesiu koją į vidinę dalį. 2-3 kartai. Ja, čia buvo ryto rutina, kurią reikia daryti kiekvieną rytą, jeigu norit išsaugoti savo turimas sąnarių amplitudės.